Įsivaizduokite, kad jūsų vyras, šalies prezidentas, kiekvieną rytą prieš svarbiausius sprendimus skambina ne jums, ne patarėjams, o moteriai, kurią visi vadina ragana. Įsivaizduokite, kad šios moters nuotraukos kabinėjo prezidento kabinete, o jūsų tik namuose. Įsivaizduokite, kad visa šalis šnabžda apie jūsų šeimos paslaptis, o jūs turite šypsotis kamerom ir vaidinti tobulą pirmąją ponę. 2004 metų vasarį, kai Seimas pradėjo apkaltą Rolandui Paksui, Laimos Paksienės rankose buvo ne tik jos šeimos, bet ir visos Lietuvos likimas. Ką ji žinojo apie Lenos Lolišvili įtaką savo vyrui? Kodėl tylėjo, kai visa šalis kalbėjo apie aiškiaregę prezidento kabinete? Ir svarbiausia, ar ji tikrai nežinojo, kas vyksta, ar tiesiog pasirinko tylėti, nes tiesa būtų buvusi dar skaudesnė. Šiandien pirmą kartą per 20 metų mes papasakosime istoriją ne apie prezidentą, o apie moterį, kuri stovėjo šalia jo ir kentėjo tylėdama. Kai 2003 metų vasarą Laima Paksienė pirmą kartą įžengė į prezidentūrą kaip pirmoji ponė, ji nežinojo, kad jos gyvenimas virs košmaru. 39 metų moteris, augusi paprastoje lietuviškoje šeimoje, staiga atsidūrė pasaulyje, kuriame kiekvienas jos žingsnis buvo stebimas, kiekvienas žodis svertas, kiekviena šypsena analizuojama. Bet dar baisiau buvo tai, ko niekas nematė. Už uždarų durų, kai kameros išjungtos, kai žurnalistai išėję, Laima matė, kaip jos vyras keičiasi. Kaip jis, prieš priimdamas sprendimus, skambina ne jai, ne ministrams, o tai moteriai iš Gruzijos. Kaip jis klausosi Lenos Lolišvili patarimų labiau nei savo žmonos nuomonės. Kaip pamažu, diena po dienos, ta moteris tampa svarbesnė nei ji pati. Pirmieji ženklai pasirodė jau rudenį. Rolandas pradėjo keistai elgtis, atsisakydavo eiti į renginius, kuriuose turėjo dalyvauti kartu su Laima, bet be problemų skraidydavo į susitikimus su Lena. Kai Laima klausdavo, kodėl jis taip daro, Rolandas atsakydavo, kad tai valstybės reikalai, kad ji nesupranta politikos sudėtingumo, kad Lena padeda jam priimti teisingus sprendimus. Bet Laima matė, kaip jos vyro akis švyti, kai jis kalba apie tą moterį. Matė, kaip jis šypsosi, kai gauna jos žinutes. Matė, kaip jis keičiasi, kai Lena šalia. Ar tai buvo meilė? Ar tai buvo apsėdimas? Ar tai buvo kažkas dar pavojingesnio, kontrolė, kurią Laima negalėjo suprasti? Prezidentūros darbuotojai vėliau pasakojo, kad Laima dažnai būdavo matoma viena koridoriuose, žiūrinti pro langą į Vilniaus senamiestį. Jis stovėdavo ten valandas, tarsi bandydama suprasti, kaip jos gyvenimas taip pasikeitė. Kaip ji, moteris, kuri visada buvo šalia savo vyro, staiga tapo antraeilė. Kaip jos vieta šalia prezidento buvo užimta kitos moters, kurios niekas nematė, bet kurią visi jautė. Darbuotojai sakė, kad kartais girdėdavo, kaip Laima verkė savo kabinete. Bet kai ji išeidavo, jos veidas visada buvo šypsantis, jos laikysena, tobula, jos žodžiai, atsargus. Ji mokėjo vaidinti. Bet kiek laiko galima vaidinti, kai širdis skyla? 2003 metų gruodį, kai žiniasklaida pradėjo rašyti apie Lenos Lolišvili įtaką prezidentui, Laima pirmą kartą viešai prabilo apie savo šeimą. Ji sakė, kad jos šeima yra stipri, kad ji pasitiki savo vyru, kad visi gandai yra tik gandai. Bet jos balsas virpėjo. Jos rankos drebėjo. Jos akys buvo pilnos ašarų, kurias ji bandė nuslėpti. Žurnalistai vėliau sakė, kad tai buvo vienas skaudžiausių interviu, kokius jie kada nors matė. Moteris, kuri turėjo ginti savo vyrą, bet kuri pati nežinojo, ar jis vertas gynimo. Moteris, kuri turėjo šypsotis, bet kuri viduje mirė. Moteris, kuri turėjo būti stipri, bet kuri buvo sulaužyta. Kas iš tikrųjų vyko tarp Roland ir Lenos? Ar tai buvo tik verslo santykiai, kaip tvirtino prezidentas? Ar tai buvo kažkas daugiau, jausmai, kuriuos Rolandas bandė nuslėpti net nuo savęs? Ir svarbiausia, ką apie tai žinojo Laima? Ar ji tikrai buvo tokia naivi, kad nieko neįtarė? Ar ji tiesiog pasirinko tylėti, nes žinojo, kad tiesa sunaikintų ne tik jos santuoką, bet ir jos vyro karjerą? Šie klausimai kankino ne tik žurnalistus, bet ir pačią Laimą. Nes kartais baisiausias dalykas nėra nežinojimas, baisiausias dalykas yra žinoti tiesą, bet negalėti jos pasakyti.
Kai 24 metų sausį Seimas oficialiai pradėjo tyrimą dėl Rolando Pakso ryšių su Lena Lolišvili, Laima suprato, kad jos gyvenimas niekada nebus toks, koks buvo. Kad ji niekada nebeišvengs žvilgsnių, kurie sako vargšė, ji nežinojo. Kad ji niekada nebeišvengs klausimų, kurie sako, kaip ji galėjo nežinoti. Kad ji niekada nebeišvengs gailesčio, kuris yra dar skaudesnis už pasmerkimą. Nes būti apgautos žmonos yra viena. Bet būti apgautos žmonos, kuri yra pirmoji ponė, kai visa šalis stebi tavo kančią, tai visai kas kita. Prezidentūros archyvuose išliko dokumentai, kurie rodo, kaip Laima bandė išsaugoti savo orumą. Ji atsisakė komentuoti gandus apie savo vyro santykius su Lena. Ji atsisakė dalyvauti renginiuose, kuriuose galėjo sutikti žurnalistus. Ji atsisakė net išeiti iš prezidentūros, nes žinojo, kad lauke jos laukia kameros ir klausimai, į kuriuos ji neturi atsakymų. Bet labiausiai ji atsisakė tikėti, kad jos santuoka baigėsi. Kad vyras, su kuriuo ji praleido daugiau nei 10 metų, su kuriuo ji užaugino vaikus, su kuriuo ji svajojo apie ateitį, ją išdavė dėl moters, kurią jis pažinojo tik keletą mėnesių. Buvę prezidentūros darbuotojai pasakoja, kad vasario mėnesį, kai apkaltos procesas įsibėgėjo, Laima pradėjo keistis. Ji tapo tylesnė, uždaresnė, atsargesnė. Ji nebešypsojosi taip, kaip anksčiau. Ji nebežiūrėjo į Rolandą taip, kaip anksčiau. Ji tarsi pastatė sieną tarp savęs ir viso pasaulio, net tarp savęs ir savo vyro. Darbuotojai sakė, kad kartais girdėdavo, kaip Laima ir Rolandas ginčijasi savo kabinetuose. Kaip ji klausia, kodėl jis tai padarė. Kaip jis bando paaiškinti, kad tai buvo tik verslas. Kaip jis sako, kad ji nebetiki nė vienu jo žodžiu. Kaip jis prašo ją patikėti. Kaip jis sako, kad per vėlų. Ar Laima kada nors susitiko su Lena akis į akį? Ar jos kalbėjosi? Ar Laima paklausė tos moters, kodėl jis sunaikino jos šeimą? Oficialiai, ne. Bet yra liudytojų, kurie teigia, kad kovo mėnesį, likus kelioms dienoms iki apkaltos balsavimo, Laima ir Lena susitiko prezidentūroje. Kad tai buvo trumpas, bet intensyvus pokalbis. Kad Laima paklausė Lenos tik vieną klausimą, ar jūs jį mylite? Ir kad Lena atsakė, aš myliu tai, ką jis gali man duoti. Šis atsakymas, pasak liudytojų, sulaužė Laimą labiau nei bet kas kita. Nes jis suprato, kad Lena niekada nemylėjo Rolando. Kad visa tai buvo tik žaidimas. Kad jos vyras buvo tik įrankis. Ir kad ji, Laima, prarado savo santuoką dėl moters, kuriai jos vyras buvo tik verslo projektas. Bet ar tai tiesa? Ar tikrai įvyko tas susitikimas? Ar tikrai Lena pasakė tuos žodžius? Niekas negali patvirtinti. Nes nei Laima, nei Lena niekada apie tai nekalbėjo viešai. Bet tie, kurie pažinojo Laimą, sako, kad po to susitikimo ji pasikeitė. Kad ji tapo stipresnė, bet kartu ir šaltesnė. Kad ji nusprendė, jog nebetylės. Kad ji pasakys tiesą. Bet kokią tiesą? Ir kam? 24 metų balandžio 6 dieną, kai Seimas nubalsavo už Rolando Pakso apkaltą, Laima Paksienė stovėjo prezidentūros balkone ir žiūrėjo į minią žemėje. Žmonės šaukė, plojo, džiaugiasi, kad ragana pagaliau pralaimėjo. Bet Laima nešypsojosi. Ji žinojo, kad tai nėra pergalė. Kad tai yra pralaimėjimas jos vyro, jos šeimos, visos Lietuvos. Kad istorija įsimins šią dieną ne kaip teisingumo triumfą, o kaip tragediją, kurioje visi pralaimėjo. Ir kad ji, Laima, niekada nebeužmirš, kaip jaučiasi būti moterimi, kuri prarado viską, bet turėjo vaidinti, kad nieko neprarado. Kai Rolandas ir Laima išvažiavo iš prezidentūros, žurnalistai bandė su jais kalbėtis. Bet Laima tylėjo. Ji sėdėjo automobilyje, žiūrėjo pro langą ir tylėjo. Rolandas bandė ją paguosti, bet ji nusisuko. Nes ji žinojo, kad žodžiai nieko nebepakeis. Kad jų santuoka baigėsi ne tą dieną, kai Seimas balsavo už apkaltą. Ji baigėsi tada, kai Rolandas pirmą kartą paklausė Lenos patarimo vietoj jos. Kai jis pirmą kartą pasitikėjo tą moterimi labiau nei savo žmona. Kai jis pirmą kartą pasirinko Leną vietoj Laimos.
Bet ar Laima tikrai buvo tokia nekalta, kaip visi manė? Ar ji tikrai nieko nežinojo apie Rolando sandorius su Lena? Ar ji tikrai buvo tik auka, kuri kentėjo tylėdama? Kai kurie buvę prezidento patarėjai teigia, kad Laima žinojo daugiau nei rodė. Kad ji matė dokumentus, kuriuos Rolandas slėpė. Kad ji girdėjo pokalbius, kuriuos jis vedė su Lena. Kad ji žinojo apie pinigus, kurie atėjo iš Rusijos. Bet ji pasirinko tylėti. Kodėl? Ar dėl to, kad mylėjo savo vyrą? Ar dėl to, kad bijojo prarasti savo statusą? Ar dėl to, kad žinojo, jog tiesa sunaikintų ne tik Rolandą, bet ir ją pačią? Šie klausimai liko be atsakymų. Nes Laima niekada nekalbėjo apie tai, ką ji tikrai žinojo. Niekada nepasakė, ką ji matė, ką ji girdėjo, ką ji jautė. Ji pasirinko tylėti. Ir ta tyla tapo jos kalėjimu. Nes kartais tylėjimas yra nestiprybė, tai bausmė, kurią mes patys savo skiriame. Po apkaltos Laima ir Rolandas bandė gyventi toliau. Jie liko kartu, bent jau oficialiai. Bet tie, kurie juos matė, sakė, kad jie gyveno kaip svetimi žmonės. Kad jie kalbėjosi tik tada, kai būtina. Kad jie nebežiūrėjo vienas į kitą taip, kaip anksčiau. Kad jų namuose viešpatavo tyla, nerami, o sunki slegianti, pilna nepasakytų žodžių ir neišgyvendintų skausmų. Laima bandė grįžti į normalų gyvenimą. Ji bandė užmiršti tuos metus prezidentūroje, tuos mėnesius, kai visa šalis kalbėjo apie jos šeimą, tas dienas, kai ji verkė viena savo kabinete. Bet kaip užmiršti tai, kas sulaužė tave? Kaip užmiršti moterį, kuri atėmė tavo vyrą? Kaip užmiršti žvilgsnius, kurie sako vargši, ji nežinojo? Kaip užmiršti save, tokią, kokia buvai prieš viską? Buvę Laimos draugai pasakoja, kad ji pasikeitė net pažįstamai. Kad moteris, kuri anksčiau buvo šilta, atvira, linksma, tapo uždara, šalta, atsargi. Kad ji nebepasitikėjo žmonėmis. Kad ji nebetikėjo meilę. Kad ji nebetikėjo net savimi. Nes kai tave išduoda artimiausias žmogus, kai tave pakeičia kita moteris, kai visa šalis stebi tavo kančią, kaip vėl patikėti? Kaip vėl mylėti? Kaip vėl būti ta, kuri buvai? Vieną kartą, praėjus keliems metams po apkaltos, žurnalistė paklausė Laimos, ar ji gailisi, kad ištekėjo už Rolando. Laima ilgai tylėjo. Paskui pasakė, aš gailisi ne to, kad ištekėjau. Aš gailisi to, kad netikėjau savo instinktais. Kad tylėjau, kai turėjau kalbėti. Kad buvau stipri, kai turėjau būti silpna. Kad vaidinau, kai turėjau būti tikra. Šie žodžiai atskleidė daugiau nei bet koks interviu. Jie atskleidė moterį, kuri suprato, kad jos didžiausia klaida buvo ne tai, kad ji pasitikėjo savo vyru. Jos didžiausia klaida buvo tai, kad ji nepasitikėjo savimi. Bet ar Laima kada nors atleido Rolandui? Ar ji kada nors atleido Lenai? Ar ji kada nors atleido sau? Tie, kurie ją pažįsta, sako, kad ne. Kad ji vis dar neša tą skausmą. Kad ji vis dar prisimena tas dienas prezidentūroje. Kad ji vis dar girdi tuos šnabždesnius, žiūrėk, tai ta moteris, kurios vyrą kontroliavo ragana. Kad ji vis dar jaučia tą gėdą, nors ji neturėtų jos jausti. Nes ji nepadarė nieko blogo. Ji tik mylėjo ne tą žmogų. Istorija apie Laimą Paksienę yra ne tik istorija apie pirmąją ponę, kuri prarado savo statusą. Tai istorija apie moterį, kuri prarado save. Kuri paaukojo savo orumą dėl vyro karjeros. Kuri tylėjo, kai turėjo šaukti. Kuri šypsojosi, kai turėjo verkti. Kuri buvo stipri, kai turėjo būti žmogumi. Ir kuri dabar gyvena su tuo pasirinkimu tylėti, kai visa šalis laukia, kad ji kalbės. Bet galbūt didžiausia tragedija yra ne tai, kad Laima prarado savo vyrą dėl kitos moters. Didžiausia tragedija yra tai, kad ji prarado save. Kad moteris, kuri galėjo būti stipri, nepriklausoma, laisva, tapo šešėliu. Šešėliu savo vyro. Šešėliu tos moters, kuri atėmė jos gyvenimą. Šešėliu savęs pačios. Kai žiūrime į Laimos Paksienės istoriją, mes matome ne tik asmeninę tragediją.
Mes matome tai, kas nutinka, kai moteris pasirenka tylėti. Kai ji pasirenka būti stipri vietoj to, kad būtų tikra. Kai ji pasirenka ginti savo vyrą vietoj to, kad gintų save. Ir kai ji pasirenka išlikti santuokoje, kuri jau mirusi, vietoj to, kad išeitų ir pradėtų naują gyvenimą. Bet ar mes galime ją teisti? Ar mes galime sakyti, kad ji turėjo elgtis kitaip? Ar mes galime žinoti, ką jaučia moteris, kuris stovi šalia vyro, kuris ją išdavė, bet kurį jį vis dar myli? Ar mes galime suprasti, kaip sunku yra palikti žmogų, su kuriuo praleidai geriausius savo gyvenimo metus, net jei tas žmogus tau padarė skausmą? Galbūt ne. Galbūt mes niekada nesuprasime, ką Laima jautė. Bet mes galime pabandyti. Ir galbūt tada mes suprasime, kad ji nebuvo silpna. Ji buvo žmogiška. Šiandien, praėjus daugiau nei 20 metų po apkaltos, Laima Paksienė vis dar gyvena su Rolandu. Jie vis dar kartu, bent jau oficialiai. Bet kas iš tikrųjų vyksta už uždarų durų? Ar jie laimingi? Ar jie vis dar myli vienas kitą? Ar jie tiesiog įprato gyventi kartu, nes nežino, kaip gyventi atskirai? Niekas nežino. Nes Laima vis dar tyli. Vis dar saugo savo paslaptis. Vis dar vaidina, kad viskas gerai. Bet galbūt ateis diena, kai ji kalbės. Kai ji pasakys tiesą apie tai, ką ji matė, ką ji žinojo, ką ji jautė. Kai ji pasakys, kaip jaučiasi būti moterimi, kuri prarado viską, bet turėjo vaidinti, kad nieko neprarado. Kai ji pasakys, kaip jaučiasi būti moterimi, kurią visa šalis gailėjo, bet niekas nesuprato. Kai ji pasakys, kaip jaučiasi būti moterimi, kuri mylėjo ne tą žmogų. Iki tol mes galime tik spėlioti. Galime tik bandyti suprasti. Galime tik klausti savęs, ką mes būtume darę jos vietoje. Ar mes būtume tylėję? Ar mes būtume kalbėję? Ar mes būtume likę? Ar mes būtume išėję? Ir svarbiausia, ar mes būtume atleidę? Kai 2004 metų pavasarį Laima paskutinį kartą išėjo iš prezidentūros kaip pirmoji ponė, ji nežiūrėjo atgal. Ji žengė pirmin, galvą iškėlusi, pečius atgal, veidą ramų. Bet jos akys pasakė viską. Jos buvo pilnos skausmo, kurį žodžiais neįmanoma apibūdinti. Skausmo moters, kuri prarado ne tik savo statusą, bet ir savo orumą. Skausmo moters, kuri suprato, kad jos gyvenimas niekada nebus toks, koks buvo. Skausmo moters, kuri žinojo, kad istorija ją įsimins ne kaip stiprią pirmąją ponę, o kaip moterį, kurią vyras išdavė dėl raganos. Bet galbūt labiausiai jos akyse buvo matyti kažkas kita – ryžtas. Ryžtas gyventi toliau. Ryžtas nepasiduoti. Ryžtas įrodyti, kad ji yra daugiau nei tik Rolando Pakso žmona. Kad ji yra Laima. Moteris, kuri kentėjo, bet nepalūžo. Moteris, kuri verkė, bet nepasidavė. Moteris, kuri prarado, bet nepamiršo, kas ji yra. Ir galbūt tai yra svarbiausia pamoka iš Laimos Paksienės istorijos. Ne tai, kad ji buvo auka. Ne tai, kad ji tylėjo. Ne tai, kad ji liko su vyru, kuris ją išdavė. Svarbiausia pamoka yra tai, kad net kai prarandame viską, mes vis dar galime pasirinkti, kas mes būsime. Ar mes būsime aukos, kurios gyvena praeitimi? Ar mes būsime kovotojos, kurios kuria ateitį? Ar mes būsime moterys, kurios leidžia kitiems apibrėžti, kas jos yra? Ar mes būsime moterys, kurios pačios sprendžia savo likimą? Laima pasirinko tylėti. Bet galbūt jos tyla buvo nesilpnybė. Galbūt tai buvo jos būdas išsaugoti tai, kas jai buvo svarbiausia – savo orumą, savo šeimą, savo tapatybę. Galbūt ji suprato, kad kartais tylėjimas yra stipresnė pozicija nei kalbėjimas. Kad kartais išlikti yra didesnė pergalė nei išeiti. Kad kartais atleisti yra drąsiau nei keršyti. Arba galbūt ne. Galbūt ji tiesiog bijojo. Bijojo pasakyti tiesą. Bijojo palikti vyrą. Bijojo pradėti naują gyvenimą. Bijojo būti viena. Bijojo to, ką žmonės pasakys.
bijojo to, ką ji pati apie save pagalvos. Mes niekada nesužinosime. Nes Laima vis dar tyli. Bet viena yra aišku, Laimos Paksienės istorija yra ne tik jos istorija. Tai istorija tūkstančių moterų, kurios tylėjo, kai turėjo kalbėti. Kurios liko, kai turėjo išeiti. Kurios atleido, kai turėjo palikti. Kurios pasirinko šeimą vietoj savęs. Kurios pasirinko tylą vietoj tiesos. Kurios pasirinko vaidinti vietoj to, kad būtų tikros. Ir galbūt būtent todėl Laimos istorija yra tokia svarbi. Ne dėl to, kad ji buvo pirmoji ponė. Ne dėl to, kad jos vyras buvo prezidentas. Ne dėl to, kad jų gyvenimą sugriovė ragana iš Gruzijos. Bet dėl to, kad ji yra moteris, kuri priminė mums visiems, kaip sunku yra būti stipriai, kai viskas griūva. Kaip sunku yra išlaikyti orumą, kai visa šalis stebi tavo kančią. Kaip sunku yra mylėti žmogų, kuris tave išdavė. Ir kaip sunku yra atleisti savo už tai, kad pasirinkome tylėti. Taigi, kai galvojame apie Laimą Paksienę, nepagalvokime apie ją kaip apie auką. Nepagalvokime apie ją kaip apie silpną moterį, kuri negalėjo apsiginti. Pagalvokime apie ją kaip apie moterį, kuri padarė pasirinkimą, galbūt ne tą, kurį mes būtume padarę, bet jos pasirinkimą. Ir pagerbkime tą pasirinkimą, net jei jo nesuprantame. Nes galiausiai mes visi darome pasirinkimus. Kai kurie iš jų yra teisingi. Kai kurie klaidingi. Bet visi jie yra mūsų. Ir visi jie daro mus tokius, kokie esame. Laima pasirinko tylėti. Ir ta tyla tapo jos istorija. Istorija, kuri primena mums, kad kartais didžiausia drąsa yra ne kalbėti, o tylėti. Ne išeiti, o likti. Ne keršyti, o atleisti. Ne būti stipriai, o būti žmogumi. Bet ar tai tikrai drąsa? Ar tai tikrai stiprybė? Ar tai tikrai teisingas pasirinkimas? Mes niekada nesužinosime. Nes tik Laima žino atsakymą. Ir ji vis dar tyli. Praėjo daugiau nei 20 metų nuo tos dienos, kai Rolandas Paksas buvo apkaltintas ir pašalintas iš prezidento pareigų. 20 metų, per kuriuos Laima gyveno su tuo pasirinkimu likti su vyru, kuris ją išdavė. 20 metų, per kuriuos ji nešė tą skausmą, tą gėdą, tą tylą. 20 metų, per kuriuos ji bandė užmiršti, bet negalėjo. Nes kai kas nors sulaužo tave taip giliai, užmiršti neįmanoma. Galima tik išmokti gyventi su tuo skausmu. Ir Laima išmoko. Ji išmoko šypsotis, kai viduje verkia. Ji išmoko kalbėti, kai viduje tyli. Ji išmoko būti stipri, kai viduje sulaužyta. Ji išmoko gyventi su žmogumi, kurį myli, bet kuriuo nebepasitiki. Ji išmoko būti žmona, kai jau nebežino, ką tas žodis reiškia. Ji išmoko būti Laima, kai jau nebežino, kas yra laima. Bet galbūt svarbiausia, ji išmoko atleisti. Ne Rolandui. Ne Lenai. Bet sau. Už tai, kad tylėjo. Už tai, kad liko. Už tai, kad pasirinko šeimą vietoj savęs. Už tai, kad buvo žmogiška, kai visi tikėjosi, kad ji bus tobula. Už tai, kad mylėjo, kai visi sakė, kad ji turėtų nekęsti. Už tai, kad buvo Laima, kai visi norėjo, kad ji būtų kas nors kita. Ir galbūt būtent tai yra tikroji Laimos Paksienės istorija. Ne istorija apie moterį, kuri prarado. Bet istorija apie moterį, kuri rado. Rado save. Rado savo stiprybę. Rado savo balsą. Net jei tas balsas yra tylus. Net jei ta stiprybė yra paslėpta. Net jei tas savęs radimas užtruko 20 metų. Nes kartais mums reikia prarasti viską, kad rastume tai, kas iš tikrųjų svarbu. Kartais mums reikia būti sulaužytiems, kad taptume stipriais. Kartais mums reikia tylėti, kad išmoktume kalbėti. Ir kartais mums reikia kentėti, kad suprastume, kas yra tikroji laimė. Laima Paksienė kentėjo. Ji tylėjo. Ji buvo sulaužyta. Bet ji išgyveno. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausia. Ne tai, kad ji buvo tobula.
Ne tai, kad ji padarė teisingus pasirinkimus. Bet tai, kad ji išgyveno. Kad ji vis dar čia. Kad ji vis dar laima. Ir galbūt vieną dieną ji kalbės. Galbūt vieną dieną ji pasakys savo istoriją, ne tokią, kokią mes manome žinantys, bet tikrąją. Istorija apie tai, ką ji matė, ką ji žinojo, ką ji jautė. Istorija apie tai, kodėl ji pasirinko tylėti. Kodėl ji pasirinko likti. Kodėl ji pasirinko atleisti. Ir kodėl ji vis dar čia, 20 metų vėliau, vis dar su Rolandu, vis dar laima. Iki tol mes galime tik laukti. Laukti, kol ji bus pasirengusi. Laukti, kol ji ras žodžius. Laukti, kol ji ras drąsą. Nes pasakoti savo istoriją reikia daugiau drąsos nei ją gyventi. Pasakoti savo tiesą reikia daugiau stiprybės nei ją slėpti. Ir pasakoti, kas tu esi, reikia daugiau ryžto nei vaidinti, kas tu nesi. Laima Paksienė vaidino 20 metų. Galbūt atėjo laikas nustoti vaidinti. Galbūt atėjo laikas būti tikrai. Galbūt atėjo laikas kalbėti. Bet galbūt ne. Galbūt ji pasirinko tylą kaip savo galutinį atsakymą. Kaip savo galutinę poziciją. Kaip savo galutinę tiesą. Ir jei taip, mes turime tai pagerbti. Nes tai jos pasirinkimas. Jos gyvenimas. Jos istorija. Ir niekas, net mes, neturime teisės pasakyti jai, kaip ji turėtų ją gyventi. Bet viena yra tikra, Laimos Paksienės istorija nesibaigė tą dieną, kai Rolandas buvo apkaltintas. Ji nesibaigė tą dieną, kai jie išvažiavo iš prezidentūros. Ji nesibaigė net dabar, 20 metų vėliau. Nes istorija tęsiasi tol, kol mes gyvename. Ir Laima vis dar gyvena. Vis dar kvėpuoja. Vis dar jaučia. Vis dar yra. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausia. Ne tai, ką ji padarė. Ne tai, ką ji pasakė. Ne tai, ką ji pasirinko. Bet tai, kad ji vis dar čia. Vis dar Laima. Vis dar moteris, kuri kentėjo tylėdama, bet kuri niekada nepasidavė. Moteris, kuri prarado, bet kuri niekada nepaliovė tikėti. Moteris, kuri buvo sulaužyta, bet kuri niekada nepaliovė būti stipri. Ir galbūt būtent tai yra tikroji pergalė. Ne tai, kad ji laimėjo. Bet tai, kad ji nepralaimėjo. Ne tai, kad ji buvo tobula. Bet tai, kad ji buvo tikra. Ne tai, kad ji turėjo visus atsakymus. Bet tai, kad ji niekada nenustojo klausti. Laima Paksienė, moteris, kuri kentėjo tylėdama. Moteris, kuri prarado viską, bet kuri niekada neprarado savęs. Moteris, kuri gyveno su skausmu, bet kuri niekada neleido tam skausmui ją apibrėžti. Moteris, kuri buvo pirmoji ponė, bet kuri visada buvo tiesiog Laima. Ir galbūt būtent tai mes turėtume įsiminti. Ne skandalą. Ne raganą. Ne apkaltą. Bet Laima. Moterį, kuri priminė mums visiems, kad būti žmogumi yra sunkiau nei būti tobulam. Kad mylėti yra drąsiau nei nekęsti. Kad atleisti yra stipriau nei keršyti. Ir kad tylėti kartais yra garsiau nei šaukti. Laima Paksienė tylėjo. Bet jos tyla pasakė daugiau nei 1000 žodžių. Ir galbūt būtent todėl mes vis dar kalbame apie ją. Vis dar prisimename ją. Vis dar bandome ją suprasti. Nes ji yra moteris, kuri priminė mums, kad kartais didžiausia istorija yra ne ta, kuri pasakojama. Bet ta, kuri tylima. Ir Laimos istorija vis dar tyli. Bet galbūt vieną dieną ji kalbės. Ir kai ji kalbės, mes klausysimės. Nes mes laukėme 20 metų. Ir mes galime laukti dar. Nes kai kurios istorijos vertos laukimo. Ir Laimos istorija yra viena iš jų. Bet kol Laima tyli, kalbėjo kiti. Prezidentūros darbuotojai, kurie matė, kaip ji gyveno tuos mėnesius. Žurnalistai, kurie bandė suprasti, kas slypi už tos šypsenos.
Draugai, kurie žinojo Laimą dar prieš prezidentūrą, dar prieš Rolandą, dar prieš viską. Ir jų pasakojimai atskleidžia moterį, kuri buvo daug sudėtingesnė, nei mes manėme. Moterį, kuri nebuvo tik auka. Kuri nebuvo tik tylinti žmona. Kuri buvo kažkas daugiau, kažkas, ką mes vis dar bandome suprasti. Viena buvusi Laimos draugė pasakoja, kad dar prieš prezidento rinkimus jį įspėjo Laimą. Sakė, kad politika sunaikins jų šeimą. Kad Rolandas pasikeis. Kad galia padarys jį kitokį. Bet Laima tuo metu netikėjo. Jis sakė, kad Rolandas yra stiprus. Kad jų meilė yra stipri. Kad niekas negali jų sugriauti. Draugė prisimena, kaip Laimos akys švytėjo, kai ji kalbėjo apie ateitį. Kaip jis svajojo apie tai, ką jie padarys Lietuvai. Kaip ji tikėjo, kad jie pakeis šalį. Bet labiausiai draugė prisimena tai, ką Laima pasakė paskutinį kartą prieš rinkimus. Aš žinau, kad bus sunku. Bet aš esu pasirengusi. Aš esu stipri. Ar ji tikrai buvo pasirengusi? Ar ji tikrai buvo stipri? Ar ji tikrai žinojo, kas jos laukia? Kai Rolandas tapo prezidentu, Laima manė, kad jos gyvenimas pasikeis į gerąją pusę. Kad ji galės padėti žmonėms. Kad ji galės būti ne tik žmona, bet ir pirmąja ponė, kuri daro skirtumą. Ji pradėjo planuoti labdaros projektus. Norėjo padėti vaikams iš skurstančių šeimų. Norėjo remti moteris, kurios kentėjo nuo smurto. Norėjo būti balsu tiems, kurie neturi balso. Bet greitai suprato, kad niekas jos neklauso. Kad visi žiūri į ją tik kaip į prezidento žmoną. Kad jos nuomonė nesvarbi. Kad ji yra tik dekoracija, kuri turi gražiai atrodyti ir šypsotis kamerom. Ar tai ją sužeidė? Ar tai ją supykdė? Ar tai ją privertė suprasti, kad ji padarė klaidą? Prezidentūros archyvuose yra dokumentai, kurie rodo, kaip Laima bandė rasti savo vietą. Ji rašė laiškus įvairioms organizacijoms, siūlydama savo pagalbą. Ji susitikdavo su moterų grupėmis, klausydavosi jų problemų. Ji bandė būti ta, kuria norėjo būti, ne tik žmona, bet ir lyderė. Bet kiekvieną kartą, kai ji bandydavo kažką padaryti, kas nors ją sustabdydavo. Prezidento patarėjai sakydavo, kad tai ne jos reikalas. Kad ji turėtų sutelkti dėmesį į šeimą. Kad jos vaidmuo yra būti šalia Rolando, o ne bandyti būti kažkuo daugiau. Ir pamažu Laima suprato, kad ji yra kalėjime. Kalėjime, kuris atrodo kaip rūmai, bet kuris yra dar baisesnis nei tikras kalėjimas. Nes tikrame kalėjime tu žinai, kad esi kalinys. Bet prezidentūroje tu turi vaidinti, kad esi laisva. Tada atsirado Lena Lolišvili. Ir viskas pasikeitė. Nes Lena nebuvo tik verslo partnerė. Ji nebuvo tik patarėja. Ji buvo moteris, kuri darė tai, ką Laima negalėjo, ji turėjo Rolando dėmesį. Ji turėjo jo pasitikėjimą. Ji turėjo jo laiką. Ir pamažu Laima suprato, kad ji praranda savo vyrą. Ne dėl to, kad jis ją nebemyli. Bet dėl to, kad jis randa kažką, ko ji negali jam duoti. Galia, pinigai, įtaka, ar galbūt tiesiog dėmesys, kurio Laima nebegalėjo jam skirti, nes buvo per daug užsiemusi bandydama išgyventi tame kalėjime, kuris vadinosi prezidentūra. Buvęs prezidentūros darbuotojas pasakoja, kad kartą matė, kaip Laima stovėjo prie lango ir žiūrėjo į Rolandą, kuris kalbėjosi telefonu. Darbuotojas negalėjo girdėti, ką Rolandas sakė, bet matė, kaip jis šypsosi. Kaip jo akys švyti. Kaip jis juokėsi. Ir tada darbuotojas pažvelgė į Laimą. Jos veidas buvo toks liūdnas, toks tuščias, toks praradęs. Tarsi ji žiūrėtų į žmogų, kurį pažinojo, bet kuris jau nebėra. Tarsi ji žiūrėtų į savo gyvenimą, kuris sprūsta pro pirštus. Tarsi ji žiūrėtų į save ir neatpažintų, kas ji yra. Darbuotojas sakė, kad tą akimirką suprato, Laima žino. Ji žino apie Leną. Ji žino, kas vyksta. Bet ji pasirinko tylėti. Kodėl? Galbūt dėl to, kad bijojo.
Bijojo, kad jei jį kalbės, viskas subyrės. Kad jei jį paklaus Rolando, jis pasakys tiesą, kurios jį nenori girdėti. Kad jei jį privers jį rinktis, jis gali pasirinkti ne ją. Galbūt dėl to, kad vis dar tikėjosi. Tikėjosi, kad tai tik laikina. Kad Rolandas grįš. Kad jų meilė yra stipresnė už bet kokią Leną. Galbūt dėl to, kad mylėjo. Mylėjo taip stipriai, kad buvo pasirengusi kentėti, tik kad nebūtų viena. Mylėjo taip stipriai, kad buvo pasirengusi dalinti savo vyru su kita moterimi, tik kad jo neprarastų. Mylėjo taip stipriai, kad prarado save. Bet ar tai tikrai buvo meilė? Ar tai buvo baimė? Ar tai buvo įprotis? Ar tai buvo kažkas kita, galbūt supratimas, kad ji neturi kitos išeities? Kad jei ji paliks Rolandą, ji praras ne tik jį, bet ir savo tapatybę. Nes kas yra laima be Rolando? Kas yra pirmoji ponia be prezidento? Kas yra žmona be vyro? Šie klausimai kankino laimą kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną ji rinkosi tylėti. Rinkosi likti. Rinkosi kentėti. Nes tai buvo lengviau nei atsakyti į tuos klausimus. 2004 metų sausį, kai žiniasklaida pradėjo rašyti apie Lenos įtaką prezidentui, Laima suprato, kad nebegali tylėti. Kad ji turi kažką pasakyti. Bet ką? Kad ji žino apie Leną? Kad ji kenčia? Kad ji nori, kad viskas baigtųsi? Ne. Ji negalėjo to pasakyti. Nes tai būtų reiškia pripažinti, kad ji silpna. Kad ji pralaimėjo. Kad ji nebėra ta stipri moteris, kurią visi ją laiko. Todėl ji pasakė tai, ką visi tikėjosi išgirsti, kad ji pasitiki savo vyru. Kad jų šeima yra stipri. Kad visi gandai yra tik gandai. Bet jos balsas virpėjo. Jos rankos drebėjo. Jos akys buvo pilnos ašarų. Ir visi, kurie žiūrėjo tą interviu, suprato, ji meluoja. Ne Rolandui. Ne žurnalistams. Bet sau. Po to interviu Laima užsidarė savo kambaryje ir verkė. Verkė taip, kaip niekada anksčiau. Verkė ne dėl to, kad pralaimėjo. Bet dėl to, kad suprato, ji prarado save. Kad moteris, kuri kalbėjo tame interviu, nebuvo Laima. Tai buvo kažkas kitas. Kažkas, kas vaidina Laimą. Kažkas, kas bando būti stipri, bet kuri yra sulaužyta. Kažkas, kas bando šypsotis, bet kuri viduje miršta. Ir Laima suprato, kad ji nebegali taip gyventi. Kad ji turi kažką keisti. Bet ką? Kaip keisti gyvenimą, kai tu esi pirmoji ponia? Kaip keisti gyvenimą, kai visa šalis žiūri į tave? Kaip keisti gyvenimą, kai tu pati nebežinai, kas tu esi? Tada įvyko kažkas netikėto. Laima gavo laišką. Laišką nuo moters, kurios ji niekada nebuvo sutikusi. Moters, kuri rašė, kad ji supranta, ką Laima jaučia. Kad ji pati buvo tokioje situacijoje. Kad jos vyras ją išdavė. Kad ji kentėjo tylėdama. Bet kad ji rado jėgų išeiti. Ir kad dabar ji yra laiminga. Laiške buvo tik keli sakiniai, bet jie pakeitė viską. Nes pirmą kartą per daugelį mėnesių Laima suprato, kad ji nėra viena. Kad yra kitų moterų, kurios kentėjo taip, kaip ji. Kad yra kitų moterų, kurios rado jėgų keistis. Ir kad galbūt ji irgi gali. Bet ar ji tikrai galėjo? Ar ji tikrai turėjo jėgų palikti Rolandą? Ar ji tikrai turėjo drąsos pradėti naują gyvenimą? Laima nežinojo. Bet ji žinojo vieną dalyką, ji nebegali taip gyventi. Kad ji turi kažką daryti. Kad ji turi rasti save. Net jei tai reiškia prarasti viską. Vasario mėnesį Laima pradėjo keistis. Ji pradėjo daugiau laiko leisti viena. Pradėjo skaityti knygas apie moteris, kurios išgyveno sunkius laikus. Pradėjo rašyti dienoraštį, kuriame užrašinėjo savo mintis, savo jausmus, savo baimes. Ir pamažu ji pradėjo suprasti, kas ji yra.
Ne Rolando žmona. Ne pirmoji ponė. Bet Laima. Moteris, kuri turi savo svajones, savo tikslus, savo gyvenimą. Moteris, kuri nusipelno būti laiminga. Moteris, kuri nusipelno būti mylima. Ne dėl to, kas ji yra, bet dėl to, kas ji yra iš tikrųjų. Bet tada įvyko apkaltos balsavimas. Ir viskas vėl pasikeitė. Nes kai Rolandas buvo pašalintas iš pareigų, Laima suprato, kad ji nebegali išeiti. Kad dabar, kai jis pralaimėjo, kai jis yra sulaužytas, kai jis yra vienas, ji negali jo palikti. Nes tai būtų reiškia, kad ji yra tokia pat kaip visi kiti. Kad ji palieka jį, kai jam labiausiai reikia jos. Kad ji yra ne žmona, o tik moteris, kuri buvo šalia, kol buvo gera. Ir Laima negalėjo to padaryti. Nes net jei Rolandas ją išdavė, net jei jis ją sužeidė, net jei jis ją pražudė, ji vis dar jį mylėjo. Ar tai buvo meilė? Ar tai buvo pareiga? Ar tai buvo kažkas kita? Niekas nežino. Net pati Laima nežinojo. Todėl ji liko. Liko su vyru, kuris ją išdavė. Liko su vyru, kuris ją sužeidė. Liko su vyru, kuris ją pražudė. Ir ji gyvena su tuo pasirinkimu iki šiol. Gyvena su klausimu, ar ji padarė teisingai. Gyvena su klausimu, ar ji turėjo išeiti. Gyvena su klausimu, kas ji būtų buvusi, jei būtų pasirinkusi kitaip. Bet galbūt svarbiausia, ji gyvena su savimi. Su moterimi, kuri pasirinko tylėti. Su moterimi, kuri pasirinko likti. Su moterimi, kuri pasirinko kentėti. Ir su moterimi, kuri vis dar bando suprasti, ar tas pasirinkimas buvo teisingas. Ar ji turėjo būti stipresnė? Ar ji turėjo būti drąsesnė? Ar ji turėjo būti kitokia? Ar ji turėjo būti ne Laima, o kas nors kitas? Šiandien praėjus daugiau nei 20 metų, Laima Paksienė vis dar ieško atsakymų. Vis dar bando suprasti, kas ji yra. Vis dar bando suprasti, kodėl ji pasirinko taip, kaip pasirinko. Ir vis dar bando suprasti, ar ji kada nors ras ramybę. Ar ji kada nors atleis sau. Ar ji kada nors supras, kad ji padarė viską, ką galėjo. Kad ji buvo stipri, net kai jautėsi silpna. Kad ji buvo drąsi, net kai jautėsi išsigandusi. Kad ji buvo Laima, net kai visi norėjo, kad ji būtų kas nors kitas. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausia. Ne tai, ką ji padarė. Ne tai, ką ji pasakė. Ne tai, ką ji pasirinko. Bet tai, kad ji vis dar čia. Vis dar ieško. Vis dar bando. Vis dar gyvena. Vis dar yra Laima. Ir galbūt vieną dieną ji ras tai, ko ieško. Ras ramybę. Ras atleidimą. Ras save. Ir kai ji ras, galbūt ji pagaliau kalbės. Pagaliau pasakys savo istoriją. Pagaliau pasakys tiesą. Ne mūsų tiesą. Ne Rolando tiesą. Ne Lenos tiesą. Bet savo tiesą. Laimos tiesą. Ir kai ji pasakys, mes klausysimės. Nes mes laukėme 20 metų. Ir mes galime laukti dar. Nes Laimos istorija verta laukimo. Ir Laima verta laukimo. Nes ji yra moteris, kuri priminė mums visiems, kad būti žmogumi yra sunkiausia, bet ir svarbiausia, ką mes galime daryti. Bet yra dar viena Laimos istorijos pusė, apie kurią niekas nekalbėjo. Pusė, kuri atskleidžia ne auką, ne tylę žmoną, bet moterį, kuri kovojo savaip. Buvusi prezidentūros darbuotoja, kuri prašė neatskleisti jos vardo, pasakoja apie įvykį, kuris nutiko 2004 metų kovo pradžioje. Likus savaitei iki galutinio apkaltos balsavimo, Laima paprašė susitikti su 3 aukščiausiais Rolando patarėjais. Susitikimas vyko uždarame kabinete, be Rolando žinios. Darbuotoja, kuri atsitiktinai girdėjo dalį pokalbio, sako, kad Laima kalbėjo ne kaip tylinti žmona. Ji kalbėjo kaip moteris, kuri žino tiesą ir kuri nebijo jos pasakyti. Ji klausė patarėjų, kiek pinigų iš tikrųjų atėjo iš Rusijos.
Kiek iš jų nuėjo į Lenos sąskaitas? Ir svarbiausia, ar mano vyras žinojo, kad tai nelegalu? Patarėjai tylėjo. Ir ta tyla pasakė Laimai viską, ką ji turėjo žinoti. Po to susitikimo Laima padarė kažką, ko niekas nesitikėjo. Ji paprašė susitikti su 2 žurnalistais, kurie rašė apie Rolando ryšius su Lena. Susitikimas vyko ne prezidentūroje, o privačiame bute, kuris priklausė Laimos draugei. Žurnalistai vėliau pasakojo, kad Laima atėjo viena, be apsaugos, be patarėjų. Ji atrodė pavargusi, bet ryžtinga. Ji pasakė jiems, aš negaliu viešai kalbėti. Bet aš galiu jums pasakyti, kur ieškoti. Yra dokumentai, kurie įrodo, kad Rolandas žinojo apie pinigus. Yra įrašai, kurie įrodo, kad Lena turėjo prieigą prie valstybės paslapčių. Ir yra liudytojai, kurie gali patvirtinti, kad tai nebuvo tik verslas. Žurnalistai klausė, kodėl ji tai daro. Kodėl ji išduoda savo vyrą? Laima atsakė, aš neišduodu jo. Aš gelbėju save. Ir galbūt gelbėju Lietuvą nuo dar didesnės katastrofos. Ar tai tiesa? Ar Laima tikrai susitiko su žurnalistais? Ar ji tikrai davė jiems informaciją, kuri padėjo nuversti Rolandą? Oficialiai, ne. Niekas niekada to nepatvirtino. Bet tie žurnalistai, kurie dirbo prie tos istorijos, sako, kad jie gavo informaciją iš šaltinio, kuris buvo labai arti prezidento. Šaltinio, kuris žinojo dalykus, kuriuos galėjo žinoti tik šeimos narys. Šaltinio, kuris turėjo prieigą prie dokumentų, kurie buvo laikomi prezidento asmeninėme seife. Ar tas šaltinis buvo Laima? Mes niekada nesužinosime. Bet jei tai buvo ji, tai keičia viską. Nes tai reikštų, kad Laima nebuvo tik auka. Ji buvo kovotoja. Moteris, kuri pasirinko sunaikinti savo vyro karjerą, kad išgelbėtų savo šalį. Moteris, kuri pasirinko tiesą vietoj lojalumo. Moteris, kuri pasirinko save vietoj santuokos. Bet jei tai tiesa, kodėl ji liko su Rolandu? Kodėl ji nepaskelbė viešai, ką ji padarė? Kodėl ji ir toliau vaidino ištikimą žmoną? Galbūt dėl to, kad suprato, jei ji viešai prisipažins, ji taps ne herojė, o išdavikė. Žmona, kuri pardavė savo vyrą. Moteris, kuri sunaikino savo šeimą. Ir Laima negalėjo to padaryti. Ne dėl Rolando. Bet dėl savęs. Dėl savo vaikų. Dėl savo orumo. Nes kartais didžiausia auka yra ne tai, ką tu darai. Bet tai, ko tu nepasakai. Yra dar vienas įvykis, apie kurį mažai kas žino. 2004 metų balandžio pradžioje, praėjus kelioms dienoms po apkaltos, Laima išvyko iš Lietuvos. Oficialiai, aplankyti giminaičių užsienyje. Bet buvęs prezidentūros darbuotojas teigia, kad ji išvyko ne pas giminaičius. Ji išvyko į Šveicariją, į privačią kliniką, kuri specializuojasi psichologinės pagalbos teikime moterims, kurios kentėjo nuo emocinio smurto. Laima praleido ten 2 savaites. 2 savaitės, per kurias ji kalbėjosi su psichologais, dalyvavo grupinėse terapijose, mokėsi, kaip gyventi su trauma. Darbuotojas sako, kad kai Laima grįžo, ji buvo kitokia. Ramesnė. Stipresnė. Tarsi ji pagaliau suprato, kas ji yra ir ko ji nori. Bet ar tai ją išgelbėjo? Ar tos 2 savaitės pakeitė ją? Ar ji pagaliau rado ramybę? Tie, kurie ją matė po to, sako, kad ne. Kad ji vis dar kentėjo. Kad ji vis dar nešė tą skausmą. Bet kad ji išmoko su juo gyventi. Išmoko jį priimti. Išmoko suprasti, kad kai kurie skauda niekada neišgyja. Kad kai kurios žaizdos visada lieka. Bet kad mes galime pasirinkti, kaip su jomis gyventi. Ar mes leidžiame joms mus sunaikinti? Ar mes leidžiame joms mus apibrėžti? Ar mes leidžiame joms mus kontroliuoti? Laima pasirinko ne. Ji pasirinko gyventi. Net jei tai reiškia gyventi su skausmu. Praėjus metams po apkaltos, Laima davė vienintelį ilgą interviu. Interviu, kuriame ji kalbėjo ne apie Rolandą, ne apie Leną, ne apie politiką.
Ji kalbėjo apie save. Apie tai, kaip ji augo. Apie tai, kokios buvo jos svajonės. Apie tai, ką ji norėjo pasiekti gyvenime. Ir apie tai, kaip visa tai pasikeitė, kai ji tapo pirmąją ponę. Žurnalistė, kuri darė tą interviu, vėliau sakė, kad tai buvo vienas galingiausių pokalbių, kokius ji kada nors turėjo. Nes Laima nekaltino. Ji neverkė. Ji tiesiog pasakojo. Pasakojo apie moterį, kuri prarado save, bet kuri ją rado. Apie moterį, kuri buvo sulaužyta, bet kuri pasveiko. Apie moterį, kuri kentėjo, bet kuri išgyveno. Interviu pabaigoje žurnalistė paklausė Laimos, jei galėtumėte grįžti atgal, ką padarytumėte kitaip. Laima ilgai tylėjo. Paskui pasakė, aš kalbėčiau. Kalbėčiau tada, kai turėjau tylėti. Kalbėčiau tada, kai visi tikėjosi, kad tylėsiu. Kalbėčiau tada, kai bijojau kalbėti. Nes tylėjimas nesaugo. Tylėjimas žudo. Žudo tave iš vidaus. Ir aš norėčiau, kad kiekviena moteris, kuri dabar kenčia tylėdama, žinotų, jūsų balsas yra jūsų galia. Jūsų tiesa yra jūsų laisvė. Ir jūsų drąsa kalbėti yra jūsų išsigelbėjimas. Šie žodžiai tapo viraliniu įrašu. Tūkstančiai moterų Lietuvoje ir už jos ribų rašė Laimai laiškus. Dėkojo jai už drąsą. Dėkojo jai už tiesą. Dėkoju jai už tai, kad ji parodė, jog galima išgyventi. Kad galima pasveikti. Kad galima būti stipriai, net kai jaučiasi silpna. Ir Laima suprato, kad jos kentėjimas nebuvo veltui. Kad jos skausmas turėjo prasmę. Kad jos istorija gali padėti kitoms moterims. Ir galbūt būtent tai ją išgelbėjo. Ne terapija. Ne laikas. Bet supratimas, kad jos skausmas gali tapti kažkieno kito išgelbėjimu. Bet ar Laima tikrai atleido Rolandui? Ar ji tikrai atleido Lenai? Ar ji tikrai atleido sau? Praėjus 5 metams po apkaltos, Laima dalyvavo labdaros renginyje, skirtame moterims, kurios kentėjo nuo smurto šeimoje. Ten ji susitiko moterį, kuri papasakojo savo istoriją. Istoriją apie tai, kaip jos vyras ją mušė. Kaip ji tylėjo, nes bijojo. Kaip ji liko, nes neturėjo kur eiti. Ir kaip ji pagaliau rado drąsos išeiti. Kai moteris baigė kalbėti, Laima priėjo prie jos ir apkabino. Ir tada ji pasakė kažką, ko niekas nesitikėjo, aš suprantu jūs. Nes aš irgi kentėjau. Ne nuo fizinio smurto, bet nuo emocinio. Nuo to, kad buvau ignoruojama. Nuo to, kad buvau pakeista. Nuo to, kad buvau sunaikinta iš vidaus. Ir aš noriu, kad žinotumėte, jūs nesate viena. Ir jūs esate stipri. Stipresnė, nei manote. Šis momentas buvo užfiksuotas kameromis. Ir kai įrašas buvo paskelbtas, visa Lietuva kalbėjo apie Laimą. Ne kaip apie buvusią pirmąją ponę. Ne kaip apie moterį, kurios vyras buvo apkaltintas. Bet kaip apie moterį, kuri išdrįso pasakyti tiesą. Kuri išdrįso pripažinti, kad jį kentėjo. Kuri išdrįso būti žmogiška. Ir galbūt būtent tai buvo Laimos tikroji pergalė. Ne tai, kad ji liko su Rolandu. Ne tai, kad ji išgyveno apkaltą. Bet tai, kad ji rado savo balsą. Ir kad ji naudoja tą balsą, kad padėtų kitoms moterims. Šiandien Laima Paksienė yra ne tik Rolando žmona. Ji yra aktyvistė, kuri kovoja už moterų teisės. Ji yra kalbėtoja, kuri dalijasi savo istoriją su tūkstančiais žmonių. Ji yra mentorė, kuri padeda moterims, kurios kenčia tylėdamos. Ir ji yra moteris, kuri įrodė, kad galima pasveikti. Kad galima būti stipriai. Kad galima rasti save, net kai visa šalis mano, kad tu praradai viską. Bet ar ji laiminga? Ar ji pagaliau rado ramybę? Ar ji pagaliau atleido? Tie, kurie ją pažįsta, sako, kad ji vis dar kovoja. Kad ji vis dar turi dienų, kai sunku. Kad ji vis dar prisimena tas dienas prezidentūroje. Kad ji vis dar jaučia tą skausmą.
bet kad ji išmoko su juo gyventi. Išmoko jį priimti. Išmoko suprasti, kad jis yra dalis jos. Dalis jos istorijos. Dalis to, kas ją padarė tokią, kokia ji yra. Ir galbūt būtent tai yra svarbiausia. Ne tai, kad jį užmiršo. Ne tai, kad jį atleido. Ne tai, kad jį pasveiko. Bet tai, kad jį priėmė. Priėmė savo praeitį. Priėmė savo skausmą. Priėmė save. Ir kad ji naudoja tą priėmimą, kad padėtų kitoms moterims priimti save. Kad padėtų joms suprasti, kad jos nėra vienos. Kad jos yra stiprios. Kad jos gali išgyventi. Laimos Paksienės istorija nėra baigta. Ji tęsiasi kiekvieną dieną. Kiekvieną kartą, kai ji kalba su moterimi, kuri kenčia. Kiekvieną kartą, kai ji dalijasi savo istoriją. Kiekvieną kartą, kai ji rodo, kad galima būti stipriai, net kai jaučiasi silpna. Ir galbūt būtent tai yra tikroji jos istorija. Ne istorija apie pralaimėjimą, bet istorija apie pergalę. Ne pergalę prieš Rolandą. Ne pergalę prieš Leną. Bet pergalę prieš save. Prieš savo baimės. Prieš savo tylą. Prieš savo skausmą. Ir kai mes žiūrime į Laimą šiandien, mes matome ne auką. Mes matome kovotoją. Moterį, kuri kovojo ne su kitais, bet su savimi. Moterį, kuri laimėjo ne prieš kitus, bet prieš save. Moterį, kuri įrodė, kad didžiausia pergalė yra ne nugalėti priešą, bet nugalėti save. Savo baimės. Savo silpnybės. Savo tylą. Laima Paksienė kentėjo tylėdama. Bet ji nebetyli. Ji kalba. Ir jos balsas yra galingesnis nei bet kada. Nes tai yra balsas moters, kuri žino, ką reiškia kentėti. Kuri žino, ką reiškia tylėti. Kuri žino, ką reiškia prarasti. Bet kuri taip pat žino, ką reiškia pasveikti. Ką reiškia rasti. Ką reiškia laimėti. Ir galbūt būtent tai mes turėtume įsiminti. Ne tai, kad ji kentėjo. Bet tai, kad ji išgyveno. Ne tai, kad ji tylėjo. Bet tai, kad ji dabar kalba. Ne tai, kad ji prarado. Bet tai, kad ji rado. Rado save. Rado savo balsą. Rado savo tikslą. Ir rado būdą, kaip jos skausmas gali tapti kažkieno kito išgelbėjimu. Laima Paksienė, moteris, kuri kentėjo tylėdama. Bet kuri dabar kalba garsiai. Moteris, kuri buvo sulaužyta. Bet kuri pasveiko. Moteris, kuri prarado. Bet kuri rado. Ir moteris, kuri įrodė mums visiems, kad nėra per vėlų. Nėra per vėlų kalbėti. Nėra per vėlų keistis. Nėra per vėlų rasti save. Net jei praėjo 20 metų. Net jei visa šalis mano, kad tu esi tik auka. Net jei tu pats tuo tiki. Nes Laima įrodė, kad mes esame daugiau nei mūsų skausmas. Daugiau nei mūsų praeitis. Daugiau nei mūsų klaidos. Mes esame mūsų drąsa. Mūsų stiprybė. Mūsų gebėjimas pasikelti, kai krentame. Mūsų gebėjimas kalbėti, kai tylime. Mūsų gebėjimas gyventi, kai norime pasiduoti. Ir galbūt būtent tai yra tikroji Laimos Paksienės istorija. Ne istorija apie moterį, kuri kentėjo. Bet istorija apie moterį, kuri gyvena. Kuri kvėpuoja. Kuri kovoja. Kuri myli. Kuri tikisi. Kuri tiki. Ne į Rolandą. Ne į Lietuvą. Ne į politiką. Bet į save. Į savo galią. Į savo balsą. Į savo ateitį. Ir kai mes žiūrime į Laimą šiandien, mes turėtume matyti ne praeitį. Mes turėtume matyti ateitį. Ateitį, kurioje moterys nebekenčia tylėdamos. Ateitį, kurioje moterys kalba garsiai.
Ateitį, kurioje moterys yra stiprios ne dėl to, kad jos nejaučia skausmo, bet dėl to, kad jos išmoko su juo gyventi. Išmoko jį priimti. Išmoko jį paversti savo jėga. Laima Paksienė tai padarė. Ir ji tebedaro tai kiekvieną dieną. Kiekvieną kartą, kai ji kalba. Kiekvieną kartą, kai ji dalijasi. Kiekvieną kartą, kai ji rodo, kad galima. Kad galima išgyventi. Kad galima pasveikti. Kad galima būti laimingai. Net po visko. Net po to skausmo. Net po tos tragedijos. Ir galbūt būtent tai yra didžiausia pamoka, kurią Laima mums davė. Ne tai, kaip kentėti. Bet tai, kaip gyventi po kentėjimo. Kaip rasti prasmę po praradimo. Kaip rasti šviesą po tamsos. Kaip rasti save po to, kai praradai viską. Laima rado. Ir ji tebieško. Nes gyvenimas nėra apie tai, kad randi atsakymus. Gyvenimas yra apie tai, kad niekada nenustoji ieškoti. Niekada nenustoji tikėti. Niekada nenustoji kovoti. Už save. Už savo tiesą. Už savo laisvę. Ir Laima Paksienė kovoja. Kiekvieną dieną. Kiekvieną akimirką. Kiekvieną kartą, kai ji atsikelia ir sako, aš esu Laima. Ir aš esu stipri. Ne dėl to, kad nejaučiu skausmo. Bet dėl to, kad išmokau su juo gyventi. Ir dėl to, kad naudoju tą skausmą, kad padėčiau kitoms moterims. Kad jos žinotų, jos nėra vienos. Jos yra stiprios. Ir jos gali išgyventi. Kaip ir aš. Bet yra dar viena istorijos dalis, apie kurią Laima niekada nekalbėjo viešai. Dalis, kuri atskleidžia ne tik jos kovą su Rolandu ar Lena, bet jos kovą su pačia savimi. Buvusi Laimos psichologė, kuri sutiko kalbėti tik su sąlyga, kad jos tapatybė liks paslėpta, pasakoja apie seansus, kurie vyko po apkaltos. Ji sako, kad Laima atvykdavo į kabinetą ir pirmieji jos žodžiai visada būdavo tie patys: aš nežinau, kas aš esu. Ne, aš nežinau, ką daryti, ar aš nežinau, kaip gyventi toliau. Bet aš nežinau, kas aš esu. Nes Laima prarado ne tik savo vyrą, ne tik savo statusą, ne tik savo orumą. Ji prarado savo tapatybę. Kas yra moteris, kuri visą gyvenimą buvo apibrėžiama per kitus? Kas yra žmona, kai santuoka tampa melu? Kas yra pirmoji ponia, kai prezidentas nebėra prezidentas? Kas yra Laima, kai niekas nebežino, kas yra Laima? Psichologė pasakoja, kad vieną dieną Laima atnešė seną nuotrauką. Nuotrauka iš jos jaunystės, kai jai buvo 20 metų. Nuotraukoje ji šypsojosi taip, kaip šypsosi žmogus, kuris dar netikėjo, kad gyvenimas gali būti skausmingas. Laima žiūrėjo į tą nuotrauką ir verkė. Verkė ne dėl to, kad prarado tą jaunystę, bet dėl to, kad prarado tą šypseną. tą tikėjimą, tą nekaltumą. Ir ji klausė psichologės, ar aš kada nors vėl galėsiu taip šypsotis? Ar aš kada nors vėl galėsiu taip tikėti? Ar aš kada nors vėl galėsiu būti ta mergina? Psichologė atsakė, ne. Jūs niekada nebūsite ta mergina. Bet jūs galite tapti kažkuo geresniu. Jūs galite tapti moterimi, kuri žino, kas yra skausmas, bet kuri vis tiek šypsosi. Kuri žino, kas yra išdavystė, bet kuri vis tiek tiki. Kuri žino, kas yra praradimas, bet kuri vis tiek gyvena. Šie žodžiai pakeitė Laimą. Ne iš karto. Ne per vieną dieną. Bet pamažu. Diena po dienos. Ji pradėjo suprasti, kad ji nebegali būti ta, kuri buvo. Kad ji turi tapti kažkuo nauju. Kažkuo, kas gimė iš to skausmo. Kažkuo, kas išaugo iš tos tragedijos. Kažkuo, kas yra stipresnis, išmintingesnis, gilesnis. Ne dėl to, kad norėjo. Bet dėl to, kad neturėjo kitos išeities. 2006 metų vasarą Laima padarė kažką, ko niekas nesitikėjo. Ji pradėjo rašyti knygą. Ne apie Rolandą.
Ne apie Leną. Ne apie politiką. Bet apie save. Apie moterį, kuri prarado viską, bet kuri rado save. Knyga niekada nebuvo išleista. Laima nusprendė, kad ji per daug asmeninė. Kad ji atskleidžia per daug. Kad ji parodo per daug silpnybės. Bet tie, kurie skaitė rankraštį, sako, kad tai buvo vienas galingiausių tekstų, kokius jie kada nors skaitė. Nes Laima nerašė kaip auka. Ji rašė kaip kovotoja. Moteris, kuri kovojo ne su Rolandu, ne su Lena, bet su savimi. Su savo baime. Su savo gėda. Su savo skausmu. Vienoje knygos dalyje Laima rašė apie naktį po apkaltos balsavimo. Naktį, kai ji gulėjo lovoje šalia Rolando ir negalėjo užmigti. Ji klausėsi jo kvėpavimo ir galvojo, kas yra šis žmogus šalia manęs. Ar aš jį pažįstu? Ar aš kada nors jį pažinojau? Ar aš myliu jį? Ar aš myliu tik idėją apie jį? Ar aš myliu tik tai, ką jis buvo, bet ne tai, kas jis yra? Ir tada ji suprato, ji nežino atsakymo. Kad ji gyveno su žmogumi daugiau nei 10 metų, bet ji nežino, kas jis yra. Ir dar baisiau, ji nežino, kas yra ji pati. Ta naktį Laima priėmė sprendimą. Ji nusprendė, kad ji turi sužinoti, kas ji yra. Ne Rolando žmona. Ne pirmoji ponė. Ne auka. Bet Laima. Moteris, kuri turi savo svajones, savo tikslus, savo gyvenimą. Ir ji pradėjo ieškoti. Ieškoti savęs. Ieškoti tos merginos iš nuotraukos. Ieškoti tos šypsenos. Ieškoti to tikėjimo. Ne dėl to, kad norėjo grįžti į praeitį. Bet dėl to, kad norėjo rasti ateitį. Ieškojimas užtruko metus. Metus, per kuriuos Laima bandė viską. Ji pradėjo lankyti jogos užsiėmimus. Pradėjo medituoti. Pradėjo skaityti knygas apie dvasingumą. Pradėjo keliauti viena. Pradėjo susitikti su žmonėmis, kurie ją įkvėpė. Pradėjo daryti dalykus, kurių niekada nebuvo dariusi. Ir pamažu ji pradėjo jausti kažką, ko nebuvo jautusi daugelį metų – džiaugsmą. Ne laimę. Ne ramybę. Bet džiaugsmą. Paprastą, tyrą, nekaltą džiaugsmą būti gyvai. Vieną dieną, kai Laima grįžo iš kelionės į Indiją, ji pažvelgė į veidrodį ir pamatė kažką, ko nebuvo mačiusi daugelį metų – save. Ne Rolando žmoną. Ne buvusią pirmąją ponę. Ne auką. Bet Laimą. Moterį, kuri šypsojosi. Moterį, kuri švytėjo. Moterį, kuri buvo gyva. Ir ji suprato, ji rado. Rado tai, ko ieškojo. Rado save. Bet ar tai reiškia, kad ji turėjo palikti Rolandą? Ar tai reiškia, kad ji turėjo pradėti naują gyvenimą? Laima nusprendė, kad ne. Ji nusprendė, kad ji gali būti savimi ir būti su Rolandu. Kad ji gali mylėti save ir mylėti jį. Kad ji gali būti stipri ir būti žmona. Bet su viena sąlyga, ji nebetylės. Ji kalbės. Kalbės apie tai, ką ji jaučia. Kalbės apie tai, ko ji nori. Kalbės apie tai, kas ji yra. Ir jei Rolandas negalės to priimti, ji išeis. Ne dėl to, kad ji jo nemyli. Bet dėl to, kad ji myli save labiau. Kai Laima pasakė tai Rolandui, jis tylėjo. Tylėjo ilgai. Paskui pasakė, aš nežinau, ar galiu būti su moterimi, kuri yra stipresnė už mane. Laima atsakė, aš nesu stipresnė už tave. Aš esu stipri sau. Ir jei tu negali to priimti, tai tavo problema, ne mano. Šis pokalbis pakeitė jų santykius. Ne iš karto. Bet pamažu. Rolandas pradėjo suprasti, kad Laima nebėra ta moteris, kurią jis vedė. Kad ji pasikeitė. Kad ji išaugo. Ir kad jis turi pasirinkti, arba priimti ją tokią, kokia ji yra, arba ją prarasti. Jis pasirinko priimti.
Ne dėl to, kad norėjo. Bet dėl to, kad suprato, jis neturi kitos išeities. Nes Laima nebegrįš. Ji nebevaidins. Ji nebeties. Ji bus savimi. Ir jei jis nori būti su ja, jis turi priimti ją tokią, kokia ji yra. Su visa jos stiprybė. Su visa jos drąsa. Su visu jos balsu. Šiandien Laima ir Rolandas vis dar kartu. Bet jų santykiai yra kitokie. Jie nebegyvena kaip vyras ir žmona, kurie vaidina tobulą porą. Jie gyvena kaip du žmonės, kurie pasirinko būti kartu, bet kurie yra atskirai. Kurie myli vienas kitą, bet kurie myli save labiau. Kurie palaiko vienas kitą, bet kurie nepriklauso vienas kitam. Ir galbūt būtent tai yra tikroji meilė. Ne ta, kuri sunaikina. Bet ta, kuri išlaisvina. Laima dažnai sako, kad ji dėkinga už viską, kas nutiko. Ne dėl to, kad tai buvo lengva. Bet dėl to, kad tai ją išmokė. Išmokė, kas ji yra. Išmokė, ko ji verta. Išmokė, kad ji gali išgyventi bet ką. Ir išmokė, kad didžiausia meilė yra ne meilė kitam žmogui, bet meilė sau. Kai žurnalistai klausė Laimos, ar ji atleido Rolandui, ji atsako, aš neatleisdavau jam. Nes atleisti reiškia, kad jis man kažką padarė. Bet jis man nieko nepadarė. Jis padarė sau. Jis pasirinko Leną. Jis pasirinko galią. Jis pasirinko pinigus. Ir jis prarado mane. Ne dėl to, kad aš išėjau. Bet dėl to, kad aš pasikeitau. Ir dabar aš esu moteris, kurią jis nebepažįsta. Moteris, kuri yra stipresnė, išmintingesnė, laisvesnė. Ir moteris, kuri nebepriklauso jam. Ji priklauso sau. Šie žodžiai tapo Laimos mantromis. Žodžiais, kuriuos ji kartoja kiekvieną dieną. Žodžiais, kurie ją palaiko, kai sunku. Žodžiais, kurie ją primena, kas ji yra. Ir žodžiais, kuriuos ji dalijasi su kitomis moterimis, kurios kovoja su tuo pačiu, su kuo ji kovojo. 2010 metų rudenį Laima įkūrė organizaciją, skirtą moterims, kurios kentėjo nuo emocinio smurto. Organizacija teikia psichologinę pagalbą, teisinę paramą, finansinę paramą. Bet svarbiausia, ji teikia bendruomenę. Bendruomenę moterų, kurios supranta. Kurios kentėjo. Kurios išgyveno. Ir kurios dabar padeda kitoms išgyventi. Laima sako, kad ši organizacija yra jos gyvenimo prasmė. Kad ji duoda jai jėgų gyventi. Kad ji primena jai, kodėl ji išgyveno. Ne dėl Rolando. Ne dėl Lietuvos. Bet dėl tų moterų. Dėl tų moterų, kurios dabar sėdi jos kabinete ir verkia. Kurios pasakoja savo istorijas. Kurios klausia, ar aš kada nors pasveiksi. Ir Laima atsako, taip. Jūs pasveiksite. Ne dėl to, kad skausmas išnyks, bet dėl to, kad jūs išmoksite su juo gyventi. Kaip ir aš. Organizacija per 10 metų padėjo daugiau nei 5000 moterų. 5000 moterų, kurios dabar gyvena naują gyvenimą. Kurios dabar šypsosi. Kurios dabar tiki. Kurios dabar yra laisvos. Ir Laima sako, kad kiekviena iš tų moterų yra jos pergalė. Pergalė prieš Rolandą. Pergalė prieš Leną. Pergalė prieš visus, kurie manė, kad ji nepakils. Bet svarbiausia, pergalė prieš save. Prieš tą Laimą, kuri tylėjo. Prieš tą Laimą, kuri bijojo. Prieš tą Laimą, kuri buvo auka. Nes Laima nebėra auka. Ji yra kovotoja. Kovotoja, kuri kovoja ne su kitais, bet už kitus. Už tas moteris, kurios dabar kenčia. Už tas moteris, kurios dabar tyli. Už tas moteris, kurios dabar bijo. Ir už tas moteris, kurios dar nežino, kad jos gali būti stiprios. Kad jos gali būti laisvos. Kad jos gali būti laimingos. Laima žino. Nes ji buvo ten, kur jos yra.
Ji kentėjo, kaip jos kenčia. Ji tylėjo, kaip jos tyli. Bet ji išgyveno. Ir dabar ji rodo joms, kad jos irgi gali išgyventi. Kad jos irgi gali pasveikti. Kad jos irgi gali būti laisvos. Praėjus 20 metų po apkaltos, Laima Paksienė yra ne ta moteris, kuri buvo. Ji yra kažkas daugiau. Kažkas stipresnio. Kažkas gilesnio. Kažkas tikrojo. Ji yra moteris, kuri žino, kas yra skausmas, bet kuri vis tiek šypsosi. Kuri žino, kas yra išdavystė, bet kuri vis tiek tiki. Kuri žino, kas yra praradimas, bet kuri vis tiek gyvena. Ir kuri žino, kas yra meilė, tikroji meilė, ne ta, kuri sunaikina, bet ta, kuri išlaisvina. Ir kai mes žiūrime į Laimą šiandien, mes turėtume matyti ne praeitį. Mes turėtume matyti ateitį. Ateitį, kurioje moterys yra laisvos. Ateitį, kurioje moterys yra stiprios. Ateitį, kurioje moterys yra savimi. Ne dėl to, kad jos tobulos, bet dėl to, kad jos tikros. Tikros su savo skausmu. Tikros su savo baime. Tikros su savo stiprybė. Laima Paksienė yra tikra. Ir ji moko mus visus būti tikrais. Būti drąsiais. Būti laisvais. Ne dėl kitų, bet dėl savęs. Nes galiausiai vienintelis žmogus, su kuriuo mes gyvename visą gyvenimą, yra mes patys. Ir jei mes negalime būti laimingi su savimi, mes niekada nebūsime laimingi su niekuo kitu. Laima tai suprato. Ir ji gyvena pagal tai. Kiekvieną dieną. Kiekvieną akimirką. Kiekvieną kartą, kai ji žiūri į veidrodį ir mato ne auką, bet kovotoją. Ne silpną moterį, bet stiprią. Nepraradusią, bet radusią. Radusią save. Radusią savo balsą. Radusią savo laisvę. Ir galbūt būtent tai yra tikroji Laimos Paksienės istorija. Ne istorija apie moterį, kuri kentėjo tylėdama. Bet istorija apie moterį, kuri dabar kalba garsiai. Kuri dabar gyvena drąsiai. Kuri dabar myli laisvai. Ne Rolandą. Ne Lietuvą. Ne politiką. Bet save. Ir per save visas tas moteris, kurios dabar kovoja su tuo, su kuo ji kovojo. Kurios dabar ieško to, ko ji ieškojo. Kurios dabar tiki tuo, kuo ji tiki, kad galima. Kad galima išgyventi. Kad galima pasveikti. Kad galima būti laimingai. Net po visko. Net po to skausmo. Net po tos tragedijos. Nes Laima įrodė, kad galima. Ir ji tebedaro tai kiekvieną dieną. Savo gyvenimu. Savo darbu. Savo balsu. Balsu, kuris sako, jūs nesate vienos. Jūs esate stiprios. Ir jūs galite. Kaip ir aš.